pojūtis, pažiūrėjau, nelabai įvertini to. Kažkaip turiuomeninį įvertini tų maštabų ir įtampos, kas tavęs laukia. Bet praėjus 2 savaitėm, 3, vėliau mėnesiui, vis labiau ir labiau stiprėja tas jausmas, kad laukia didelis visam gyvenimui darbas, atsakomybė ir be abejo, pirmiausia, galvoja apie tiek, kiek tu galėsi jiems suteikti. Ir tas turbūt labiausiai didžiausia ir kelia nerimą, nes kartais pats savim nesigarantuotas, o čia reikia būti dar už mažas galės, kelias galveles būti protingesnis. Kaip sakau, testą išsprendėm. Testą išsprendėm ir, žodžiu, visi klausimai, reiškia, buvo teisingi. ir finalas visada jis pats tik su geriausiom emocijom ir tokiu nežemišku džiaugsmu. Niekada tam nesi pasiruošęs. Taip, galvojasi susidėliojęs, kad ateis laikas toks, kada bus tas padaugėjimas, pagausėjimas šeimos. Bet taip realiai ir nesusirenki, kad jau dabar jau nusprendžiau, dabar yra tas laikas ir jau kaip šauna, sakau, kaip ateina į gyvenimą ta gyvybė nauja, tai turbūt tada turbūt jau tu privalai būti pasiruošęs viskam. Didžiąją dalim tu hiperbolizuoji tą atėjimą, priperki to, ko nereikia. Aš daugiau pirku turbūt, negu mano žmona pirko. Ne, viskas vyksta natūraliau, su to pačiu rūpesčiu, bet turbūt svarbiausia vis tiek yra ta meilė ir rūpestis iš esmės, o po to prisitaikymas. Ir kartais galvoju, turbūt nereikia tiek pinigų, kiek mes įsivaizduojam tam vaikui ateinant. Aš žiūriu iš tos tokios buitinės vyriškos pusės, bet tiek nereikia, kiek tu įsivaizdavai. Labai buvau pasimetęs, truputį išsigandęs, nes fiziologija vaiko, kai jis gimsta, totaliai kitokia negu dabar, arba vaikui augant ir formuojantis ir galvytį, ir kūną. Ir kiek vėliau, aišku, daug labai apsiskaitai, anatomiškai domiesi, kas kaip, kokie ten žingsniai. Mamoms reikia daug pagalbos, rūpesčio prieš tai ir vėliau tai toks liktais ant pečių užgula tų vaikų, prieš tos vaikus ir prieš visą šeimą atsakomybė. Taip, pati pradžia buvo tokia, šiurpoka. Aišku, džiaugsmas begalinis, aš jau net susidarau, kad net ir vaikas, jeigu jisai neįgalus, nesvarbu, man tokia mintis buvo ir aš vis tiek labai rūpinsiu, tai mano pirmagimis begalinis džiaugsmas, tada kokia panika vyriška. Bet ten viskas yra normalu ir tai yra normalu ir fiziologija visa, kuri gimstant vaikui paradinė būna. Šitą vietą kažkaip praleidau, žodžiu. Aš jau atsimenu, ką reikės Erikai pasakyti, kad vaikas ne iki galo sveikas. Ir tokį šoką gavau. Čia tikrai tai buvo. Ja, ir po to kažkaip susidėliau galvoj, viskas labai fainas ir jinai reagavo. Nors dar žymiai daugiau negu aš buvau apsišvietus visose smulkmenose, labai ruošėsi ir švietėsi. Tai žiūriu, jinai nereaguoja, gal čia taip turi būti, po to paskaičiau, iš tikrųjų taip turi būti viskas. Ne? Mes ne ką mažiau, gal ne fiziologiškai išgyvenam, psichologiškai vyrai tai patyrė tokį krūvį, tokį psichologinį ir tokią įtampą, daug klaustukų. Dėl to verta iš tikrųjų paskaityti ir apie emocinius pasikeitimus tiek pačiam vyrui, kad vis dėlto tokia atsakomybė užkrenta O dabar, kai supranti, tiesiog vaikam reikia leisti augti ir viskas. Oi, pirmos pamokos. Dievuliau, apie kurią kalbėti, kai jų tiek ateina gyvenimo tų pamokų ir išbandymų. Pirmiausia, nemigas. Tai, kas mano srity yra vienas svarbiausia sveikata ir viso ko, ir mano kokybė mano darbo, tai realiai mes eliminavome. Mes tai prieš 3 metus, prieš metus tai realiai 3 metus mes visiškai be miego. Man patinka, kai kiti sako, mūsų vaikas, tai mes puikiai miegam ir nereikia ne tik į kambarį ten žiūrėti, sako, paguldai, užmiega, viskas, galvoju, Dieve, kas per stebuklingi vaikai. Aš jau nekalbu apie tada, kai darželį pradėjome eiti
ir kuo labai tos super mamytės saugojasi visą laiką ir sako, Jėzu, aš tai neleidžiu savo vaiko darželį, nes serga. Nu tai o kaip jis imunitetą įsidirbs? Save dėliotis, nes kartais išmuša iš vėžių, bet tai vis tiek tą liniją privalai tęsti. Jeigu darbai, tai jeigu tave išmuša iš vėžių, tu vis tiek turi įtęsti tą darbą, nes turi būti stabilus. Pirmiausia, čia su širdim visada būni stabilus, nes meilė begalybė, kad ir ką jie bepridarytų. Tai svarbiausia tik tiek, kad savo tą tokį budėjimo režimą turbūt visam gyvenimui įjungi. Tu nieko planuoti realiai gyvenime negali, daug dievė dieną, 2 priekį, gali planą užsimesti kažkiek, tai 2 savaitės, 3, bet tai pilnai, tai ne. Čia yra laiko tavo valdovai ne? Ir tik jie gali sustabdyti tą laiką. Mes tokie tėvai, kurie leidžia ir nukristi, ir išbandyti, ir nežinau, jokių paminkštinimų kampuose labai nebuvo. Visiškai vieną kartą stuktelėjo, žinau, kad antrą kartą nebeis. Bet vienas gal atsargesnis, kitas, nelabai buvo atsargus. Ką būtų teko patirti per šitos 4 metus, tai aš jau nekalbu. Kiek gipsatūros, sienos išdaužytos, parketas mano mylimas, sudorotas, viskas. Tai va tos tokios patirtis, kaip sako, niekas apskritai gyvenime, kaip, viskas turi kainą. Džiaugsmas, karjera, vaikai, visada turi kainą, visada, kažkas nukenčia. Tai tegul namai kenčia, aš nepergyvenu, ten sveikata nekenčia, jie pas mane tokie labai imlus vaikai, viskas labai fainai. Mes kažkaip pas karjeros kilimo laikė ir Erikos darbų ir bendrai mes labai daug eikvojam tuščiai laiko. Aš kartais pagalvoju, kad mes, nežinau, iš viską veikiam iki to laiko. Ta karjera ir visi promai, ir tarptautiniai rinka, ir viskas absoliučiai atrodo niekas prieš tai, ką patiri, kai atsiranda vaikai. Ir tada pradedi visai kitaip į laiką atsižvelgti, taupyti, įdėlioti, strateguoti. Jau galvoji apie tos uždarbius, galvoji, ką čia universitetui vaikui, ar kuris gyvens, jau labai toli viskas, tie planai turbūt įdėliojasi. Pastumėjimas pačios savęs atsiranda ir atsakomybė prieš vaikus, net ką kalbi, kur randiesi, kiek laiko leidi ten, kur seniau leisdavai, galbūt dabar ribojam visus tokius pasisėdėjimus arba šiaip kažkur tiesiog šauna į galvą išvažiavimai. Visa tai buvo tiesiog užmiršta. Pirmiausia, ko reikia, tai reikia, kad vaikai saugiai jaustųsi, o po to jau nesvarbu stereotipiška ar nestereotipiška šeima. Bet jie žino, ką mes dirbam, kuo mes gyvenam, visur kartu vežiojamės, galbūt tokie socialūs, todėl su šypsena visus pasitinka, apsikabinėja, visų draugai. Tai to ir gyvenam. Na ne? Ką? Taip? Pamojuosi dėdėm tom pamojuokim. Va tokie. Tai jie nuo pat gimimo moko, nes tu peržvelgi savo visus minusus, visą psichologiją, peržvelgi savo tėvų visus minusus, kaip jie tave auklėjo, kur vis dėlto ateina laikas, kai tu sakai, kad tu man sakei, mokėjai vienaip, leidai tą ar neleidai ano. Ir supranti, kad neturi teisės teisti tėvų absoliučiai, nes jie tą pačią patirtį tu dabar pats perini, kad tu atrodo, kur čia saklas, nebylys prieš tos vaikus ir visiškai viskas nauja, nematyta ir tiek viskas vaikštai realiai ašmenim ir milimetrais, tiek jų jausmuose, tiek jų naujose patirtise ir stengiasi nepridaryti klaidų. Aš kaip savo aplinkoje sutinku tų, kurie 2-3 metus, 4-5 stengiasi to džiaugsmo susilaukti ir dabar labai tokia, sakyčiau, net rimta problema, nežinau, ar čia nuo mitybos ar nuo ko, velnias tai žino, daktarai išvis sako, tai gali tiesiog būti genų kažkokia tai, nežinau, destrukcija ar kartais aplinka, kurioje gyveni, ar nervinė įtampa, ar kažkokie darbai, ar kažkas, tai daug labai. Tai tokiu atveju, kai tu nori ir negali, ir kai tik gali, turi galimybę ir to džiaugsmo nenori, arba skiria savo laiką karjerai,
Truputį man liūdnoka būna girdėti, kai sako, ai, va dabar darbai, viskas, neturiu laiko. Nu tai jo niekada nebus. Jo niekada nebus. Kai mūsų gyvenime atėjo, pas mane irgi buvo pati užsienyje pradžia, darbai įtempti ir atrodo nėra tam laiko. Aš taigi džiaugiuosi kiekvieną sekundę, nes mes ir po užsienius važinėjom. Nereikia tempt gumos tiesiog, nes kuo jaunesnis, to ir nervai stipresni, o vėliau ir pats būni susidėliojęs. Bet jau būna pakankamai taip per vėlų, nes jau kaip ir toks sėslus gyvenimas prasideda ir atrodo savo gerbuvį aprūpinį ir kam tiem vaikai po to pagalvoja. Tai kažkaip tai aš galvoju, pas mus viskas labai laiku ir vietoj. Dažnai užduodavau, per kokie 10 metų uždavinėdavau klausimą, tai kada vaikai, tai kada? Sakau, kada pasibels dievulis į duris, tada ir bus. Tai taip ir atsitiko, pasibeldė. 2 kartus.